Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. Mūsų bendruomenė įsikūrusi yra 2003 metais, gruodžio 22 dieną. Iš pradžių buvo 15 narių, o tikslai tai yra labai žemiški. Tiksleliai susiburti į vieną krūvą, jaunimą pritraukti, kartu dirbti, kurti, aplinką gražinti. Paklausti apie vietos įžymybės, Stulgiškiai mini Išlynų dvarą. Netoli Stulgių esančių Išlynų medinio dvaro pastatų mažai kas belikė. Išlynų dvare gyveno žymus bitininkas, ichtiologas Mykolas Girdvainis. Dvaro kieme stovėjusi Marijos skulptūra šiuo metu glaudžiasi pas ūkininką Edmundą Karbauską, kurio kieme pirmiausiai mūsų tiko dukra Sigita su savo 4 metų augintinė. Stulgiškiai visus atvykusius svečius pirmiausiai vestų į Šventojo Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, kuri Antano Skinderio rūpesčiu pastatyta 1910 metais. Buvo statoma bažnyčia ir kiekvieną plytą yra sudėję žmonės po kiaušinį. O labiausiai Stulgių bendruomenė didžiuojasi kaimo jaunimu. Labiausiai didžiuojame savo jaunimu. Šiemet buvo jaunimo dienos. Kiekvieną savaitgalį beveik vyksta jų renginiai. 2008 metais įsikūrė Stulgių kaimo bendruomenės jaunimo grupė. Iš visų kitų Kelmės rajono jaunimo grupių Stulgiškiai skiriasi tuo, jog joje tik kelios merginos, tad didžiausius darbus ir veiklą vykdo vaikinai. Stulgių kaimo jaunimo grupėje 30 narių, jauniausiam 15, vyriausiam 29 metai. Jaunimui vadovauja Arminas Butkus. Šiuo metu Stulgiuose įgyvendinamas projektas Stulgių jaunimo klubo patalpų pritaikymas užimtumo gerinimui. Tad visi su nekantrumu laukia, kada duris atvers naujos 300 m² patalpos. Kaip sako Stulgių jaunimas, tikime, kad jaunos darbščios rankos padės puoselėti mūsų kaimą, jo apylinkes ir labai didžiuojamės, kad mūsų veiklai pritarė suaugusieji ir stengiasi padėti.